Ir va, štai mūsų trečia nuotykių diena, štai mūsų hostelio koridoriai, tūlikai, dušai, visa kita. Ir šiaip čia nusprendėm, kad Barcelonoje panos gražios. Tikrai taip. Jo, pirminį nuotykį, pirmą pietus. Pusryčiai, ne pietus, pusryčiai. Arba taip atrodo, arba žymiai mažiau žmonių, bet vilioja tai mane iš karto jau. Iškart tik įeik. Ir ragas. Visur vien maistas, vaisiai, daržovės, žuvis, mėsa. Nu, žuvis, mėsa galima ginčytis. Maistas ar ne, bet šiaip jėga. Širdis džiaugiasi, matydama tokį vaizdą. Nuoširdžiai. Ne, šitą. Žiūrėk, jie gyvi. Eik tu savo. Visi gyvi. Nu. Pažiūrėkit. Tobula. Tobula. Ok. Gera vieta. Hostelio tikrai gera. Prie arti turgaus, centro, Larambulo gatvė. Žiauriai gerai. Geras. Tiek geriu. Triračiai. Sunku rast banką, kuris priimtų maestro kortelę. Šitas irgi įdomus pasirodė. Tipo, saulės baterija kraut telefonui, bet rašo, kad čia yra mikro USB, bet iš tikrųjų tai nėra. Nu bent jau neradau. Iš apačios ten kažkokia kita, ar kažkas kito. Va, mes jau metro. Ir pirmą kartą matau žiauriai naudingą dalyką, lemputės ir visa kita. Kurią pusę važiuoja, kiek stotelių, kuri stotelė. Žymiai greičių neįėjimas, o čia neįprastas vaizdas metro. Kietai, ką radom. Vienoj vietoj gražioj. Kaip geras. Čia tikrai panašiau į pagrindinį įėjimą. Nei ten buvo. Ten bokštas televizijos tikriausiai toli. Ten pilis. Svego parduotuvę radom. Prie stadiono. Pasimti vieną būtų gerai. Daug čia vis tiek yra. Čia yra marškinėliai futbolo. Spėkit kainą. 105. Kasgi čia? Rusys. Ne, iš tikrųjų jie ėjo dar toliau. Žiauru. Nu, mes čia gal 2 valandas, bet tenai daro marškinėlius su vardais, pavardėm, numeriu, visą kitą. Personalizuotus. Ir vaizdas iš dar toliau. Tas stadionas, jėga. Eina šik, kaip nesveikai. Normaliai. Nu gerai, oficialiai. Kuo toliau, to viskas keisčiau virsta.
Tikrai. Normaliai. Rimtai, kuo toliau, tuo keiščiau viskas. Visiškai. Radom dar vieną kitokią vietą. Geltona kažkokia. Vargšas dviratis. Visai suniokotas. Ratas. Bet sene. O taip, kaip norėčiau čia užeit. Wow. Žinau, čia firma? Tai ko gero pats elegantiškiausias sex shopas, kokį kada nors mačiau. Normaliai. O, žiūrėkit, dabar geras bus. Eik tu savo. Kodėlgi ne? Wow. Pasijaučiau silpnas. Labai. Čia ant kiekvieno kampo kažkas vyksta. Nuoširdžiai. Rimtai. Visur visko bele kiek. Čia rankų darbo spėju, daugumą gal. Nesveikai. Čia jau kiti žmonės panašų dalyką daro. Ai, savo ramiai tupia. Va, dar kiek nori indų. Eik tu savo, net rusys yra. Mes pagaliau viduj. Taip pat kaip greit apsidžiaugiau, taip pat greit ir nuliūdau. Nes nepriima kortelės. O čia veganiškų burgerių vieta. Kas yra irgi nesveikai, nes pas mus išvis nėra ką valgyti daugiau. 30 dienų veganiško gyvenimo valiau. Nors ne visiškai. Jo, ir tokias vietas surandam. Čia iš tikrųjų jinai prie pat anos, kai pinigų 0 turi, o kortelės beveik niekur nepriima, o nusiimti neišeina, nes vienintelis bankas neišeina jo rast, arba jis nedirba. Kur leidžia nusimti. Negalėjau nenufilmuoti. Turėjau fotkinti, bet filmuoju. Nice. Netilpo į lapą. Daugiau. Ir mes visai netyčia atsidūrėm prie mašinų parodos. Nu, žodžiu, aš patyliu.
Nu, grynas metalas visur. Bet vis tiek įdomu. Traukos objektai daugelio žmonių. Daugeliui žmonių. O čia jau special for Eglę. Nu, muzika tai man labiau patinka. Nei šitas mašinas. Baigiam su Mercedes. Lyja nors neturėtų, o ten bernvakaris vyksta. Normaliai. Eik sau. Žmonės žaidžia, nesvarbu šalta, ne? Rimtai. Čia visai nieko vaizdas. Atostogų toks. Gražus vaizdas prieki. Negi ne. Ir vėl lyja. Bet raštie. Ir mes atėjom į šitą vietą vakarienės beveik 9:30. Bet ką padaryti? Ko gero paskutiniai vaizdai šiandien. No, thank you. No. Nu va, toks įdomus žmogus su savo pasiūlymais. Graži vieta, ta pati, kur buvom vieną. Mėto žaisliukus, kurie kainuoja 2 eurus. Įdomiai atrodo, iš tikrųjų visur gyvybės pilna, net ir tie pardavėjai, kurie jos pardavinėja, tie gyvybės įneša. Tai tiek, neriam. Va, atsiradom hostelį, paskutiniai patepimai įvyko, piešinys baigtas.